Klausyk tu, debilė ir Anė kažkoks. Aš jau supratau, kad tu 10, nes va, šitas komentaras ir po Anė -10. Tai tau 10, o man 8. Tai prašau atsiprašyti ir aš tavęs irgi neatsiprašinėsiu. Bet gal ir pagalvosiu, nežinau. Iš kur tu žodžiu išmokau, ne tavo reikalas. Ir aš dar į to važiuosiu į pardę ir, supratai, ir aš dar važiuosiu į batutų centrą. Tai prašau, jeigu tu neatsiprašysi, tau nuo manis blogiau bus, nes aš tau te prirašysiu disko. Tai tu gali įsiverkti ir savo kažkokiai irgi debilė ir kažkokiai Anė, kaip double bubble fans. Tai gali įsiverkti ir skūstis. Ne, mane bebėta. Nežinau. Tai geriau atsiprašyk ir tau bus. Jeigu tu šito nepadarysi, tai aš tau iš karto sakau, atsiprašyk, beprotė ir pati esi tokia pati, kur tu man parašei. Beprotė, debilė, kažkokia, va. Tai prašau atsiprašyti prieš mane, nes aš ėjau į karatė, žinok, tai geriau nesakysiu, kas tau bus. Jeigu tu atvažiuosi pas mane ir iš kur tų raidžių gavai, aš nesuprantu, rusiškų, va, kur Anė parašyta. Aš žinau, kad šiandien mano reikalai, jeigu tu manis nebijai, tai atvažiuok. Aš to nesakysiu pat. Jokauju, neatvažiuok, o parodyk savo veidą. Tai, ką, sunku, ne? Sunku, beprotė. Jeigu nesunku, tada parodyk savo veidą ir pažiūrėsim, kas čia graži, o kas ne. Ir galėsiu skūstis, kai jau sakiau savo draugiai Anė double bubble fan. Beprotė.